po pralaimėtų rungtynių tai nėra daug to pozityvo, tokio noro daug. Aišku, šiandien daug ką koregavo greitą raudoną kortelę, tai ar jinai buvo ar nebuvo, reiktų video pasižiūrėti. Aišku, tas sprendimas toks daug ką pakoregavo, tai turėjom persidėlioti, sakykime, ir kai kurios keitimus pasidaryti jau antram kėliniui. Komanda, aišku, sureagavo gerai ir tas antras kėlinys mus tenkino ir įsimušėm įvartį, bet galiausiai vėl, nežinau, negaliu atsakyti, bet galiausiai vis tiek buvo sprendimas toks, kad 11 metrų baudinys. Ar jis buvo, ar nebuvo, aš jau negaliu spręsti, tiesiog reikia video pasižiūrėti. Bet aišku, apmaudu, kad pačioje rungtynių gale, žinot, tai jau beveik kaip ir tą tašką turėjom, žaisdami mažumuoju, manau tikrai galėjom iškovoti tą tašką, bet tikrai nesidžiaugiu tuo sprendimu, koks sprendimas buvo priimtas dėl to 11 metrų baudinio. Tai toks būtų komentaras apie rungtynės. O dėl savo komandos, jeigu žiūrint, kai pradėjom pirmą kėlinį, tai galbūt pasakyčiau taip atvirai, kad netenkina ir noriu daugiau iš savo jaunų auklėtinių, kurie tikrai turi daugiau įdėti indėlio, ne tik kalbom, bet ir darbais. Tikrai žinau, ką jie gali treniruotise, bet tai reikia pernešti rungtynės. Tai to norėčiau palinkėti, ypač savo jauniem žaidėjim. O visai kitai komandai noriu pasakyti didžiulį ačiū už kovingumą, už atsidavimą, už sakykime, atiduota tiek daug jėgų. Norėčiau padėkoti sirgaliam, kad ir žaidė mažumoje, jie mus palaikė, tai didžiulė buvo motyvacija mums dirbti, stengtis iki paskutinių minučių. Gaila, kad tos rungtynės baigėsi tokiu rezultatu, bet ką mes galim pažadėti? Mes galim pažadėti, kad mes tikrai stengsimės ir kitos rungtynės kautis, atiduoti visas jėgas ir matysim. Stengsimės, turi sėkmė pažėti mus. Tai tiek.